prasideda 51 gimtadienio ultramaratonas. Šitie gimtadienio bėgimai tai mano asmeninė tradicija ir pasižadėjimas savo, kurio laikysiuos visą gyvenimą, per gimtadienį bėgti tiek kilometrų, kiek sukanka metų. Aš ją pradėjau jau prieš kokius 15 metų ir pagal pradinį planą iki 50 aš turiu didinti, o paskui mažinti. Šiemet man 51, tai pagal pradinį sumanimą turėčiau bėgti 49 km. Na, bet pažiūrėkim, kaip seksis. Startavau prieš Molėtus ir pagrindinė trasa yra gražus, vingiuotas, kalvotas kelias Molėtai Anykščiai. Kiekvienais metais susigalvoju vis naują maršrutą, kad galėčiau ir bėgti, ir pasigrožėti vaizdais. Esu bėgęs gimtadienio bėgimą ir Londone, ir Prancūzijoje, ir Kuboje, Honkonge, bet didžioji dalis Lietuvoje. Jeigu jums įdomu, kaip visą tai yra filmuojama, tai galiu parodyti. Mane lydi mano du labai geri draugai, Darius ir Svajūnas, su paspirtuku, priekaba automobiliu, kas kelis kilometrus jie išsikrauna tą paspirtuką ir pavažiuoja, ir profilmuoja tą epizodą. Garsieji kalniukai, Molėtai Anykščiai. Keliukas nejuokingas, kas mėgsta aukštyn žemyn, hill sprintus, nors aišku, gal per 51 metų maratoną ir nereikėtų čia sprintuoti, bet kartais negali susilaikyti. Labai gražu. Bėgu ir žaviuosi Aukštaitijos gamta. Yeah! 51 km bėgte, pagal pradinį planą turėčiau jau šiemet bėgti 49, bet kadangi pernai taip lengvai bėgusi ir šiemet jaučiuosi labai geros fizinės formos, nusprendžiau, ką čia vienas tas kitas kilometras. Kažkada, aišku, vis tiek reikės pradėti mažinti, 70 turbūt nenubėgti 70, bet 30 tikrai galima. Ir tai yra mano būdas turėti svajonę, judėti visą gyvenimą ir tą svajonę paversti labai konkrečių ilgalaikių tikslų. Štai kaip nuostabu. Aš Anykščiuose, Molėtai Anykščiai, 51 metai, 51 kilometras. Viskas čia gražu, tiek kartų matyta. Dabar belieka tik tai pūkštelti į gaives šventosios upės Vilnės. Atėjo ilgai lauktas atlygio momentas. Šventosios vandenėlis. Oi, ką.